O dabar žiūriu, man kažkas čia skambino, bandome perskambinti. Bandom. Labas. Tu čia man skambinai? Aš? Taip, tu? O čia Martynas skambino. Tu Martynas? Ne, aš ne Martynas, aš Saulė. Jisai net, pas jį telefone nebuvo sąskaitos, tai jisai pasiskolino iš manęs telefoną. O tai klausyk, kur tu čia pataikiai? Aš čia neskambinau. O tai, kas aš toksai esu? Aš nežinau, nepažįstu. O tai čia dabar, kodėl tu man skambinai mano telefonų numerį? Aš neskambinau. Tai atsiprašau, ne čia pataikiau. Labą dieną. Martynui minutėlę, luktelkit, aš iš tikrųjų dabar Kaip sakot? Minutėlę mes dabar iš tikrųjų skambinome, iš tikrųjų aš skambinau labai nemažai žmonių ir aš dabar galvoju, bandau atkasti tą Martyną. Ne. Taip, mes čia iš Kauno miesto policijos skambinam. Taip. Minutėlę, aš iš tikrųjų jūsų nerandu dabar, aš vat ką tik prieš jūs perskambinau dar 4 žmonėm, tai jūs supraskite. Aš kartoju jums, aš dabar ieškau jūsų. Mes skirtingiems žmonėms skambinam skirtingais klausimais, ar jūs suprantate tai? Tai aš dabar ir ieškau jūsų, Martynas. Ale klausykit, nerandu jūsų. Ne, taip negali būti, jeigu aš jums skambinau, tai reiškia skambinau. Kada skambinau? Ne, klausiu, kada skambinau? O dabar kiek yra? 18:10. Tie kompiuteriai tik tais apsunkina gyvenimą. Minutėlę dar luktelkit, ieškau. Ai va, Taip, jūs radau. Martynas. Vairuojate Golf 3, ne? Universalą, mėlyną. Alio. Alio, Martynai. Klausykit, hebra, Martynas, kai tik tai prisistačiau, iškart padėjo ragelį. Negerai. Ne tau, Martynai, mėlynas dangus. Likite su Lady FM ir siųskite man savo Tele2 numerius. Nesvarbu. Bet kokius numerius, bet kokius. Mano Skype ID yra lady.lt. Tam žmogui, kuriam parašysite, tam ir paskambinsiu. Nesvarbu, ar tai yra jūsų mokytojas, mokytoja, auklėtojas, direktorius ar ten taip toliau, ir mes vis tiek jam paskambinsim ir iškrėsim pokštą. Reikia tik čiut informacijos apie tą žmogų. Su jumis eterėje DJ Pavlitas, likite su Lady FM. Ir aš dabar matau labai nemažai užsakymų ir aš tiesiog juos dabar vykdysiu, kol jūs klausysitės muzikos.
Gerą vakarą. Gerą vakarą. Minutėlė, lūk. Ar čia su Tadu Juršašneku? O aš su kuo kalbu? Taip, jūs kalbate su Kauno policijos inspektorium Arnoldu Kiela. Su kuo taip? Su Kauno policijos inspektorium Arnoldu Kiela. Taip. Ir dabar aš čia turiu rankose jūsų baudos kvitą, kurio jūs nesate susimokėję. Už ką? Čia parašyta tamsiai žalia Renault automobilis. Ar jūs tokį vairuojate? Ne. Nevairuojate? Na, pas mane parašyta, kad aš turiu, asmeniškai vadovaudamasis civilinio proceso kodekso 611 straipsnių bei sprendimu vykdyti institucijos 5 ir 51 punktą ir siūlau per 5 dienas, skaičiuojant nuo šio pranešimo gavimo dienos, sumokėti baudą, kuri yra skirta 99 litai 28 centai, jums susimokėti už baudą, kurioje jūs esate... Kaip, gal galima pakartot? Taip, galiu pakartot. 5 dienas susimokėt baudą, o už ką? Už ką ta nuobauda būtų? Čia jūs buvote pastatęs automobilį ne vietoj. Kur? Laisvės alėja 5. Ne, ten nebuvau pastatęs mašinos. Kažką suklydat, ponas? Na, suprantat, mūsų pareigūnai buvo jau užfiksavę šitą įvykį ir jums išrašė baudą. Nu, žinokit, ta prasme, gal kažkaip įvyko klaida, bet tokio dalyko nebuvo, aš laisvės alėjoj mašinos nestačiau ir ten aplamai turbūt paskutinį laisvės alėjoj kartą buvau gal prieš metus, tiesą kalbant. Klausykit, ponas Tadai. Aš esu gavęs popierių tiesiog, ne? Ir mūsų pareigūnai dažniausiai pildo tuos baudų kvitus. Ir per dieną jų išrašo maždaug nuo 2 iki 300 Kaune čia pas mus. Ir dabar galvoju, kaip jūs galite sakyti, kad jūs esate nekaltas, jeigu yra išrašytas baudos kvitas? Kaip gal galit pakartot, neišgirdau truputėlį. Aš tiesiog galvoju, kaip jūs, žinokit, aš per vieną dieną, pavyzdžiui, paskambinu maždaug tais apie 10 žmonių, kurie yra gavę baudos kvitus ir tiesiog nereaguoja į tai. Nereaguoja visiškai. Ir sako, čia aš nebuvau ten ir taip toliau. Bet jūs ar suprantate, kad mes toliau kreipsimės į antstolius ir jūs privalėsite vis tiek sumokėti tą baudą ir tiesiog dar netgi daugiau antstoliams. Ir jums dabar yra priskirta 99,28 centai sumokėti į antstolio Roberto Vaikevičiaus diapazoninę sąskaitą. Jūs ją turėjote gauti paštu. Paštu? Taip. O per kiek laiko šią turiu gauti? Šiaip jau praėjo 2 savaitės nuo jūsų baudos kvito aktyvavimo. 2 savaitės. O kokia čia, kelintą dieną čia buvau pastatęs tą mašiną, netvarkingai? Minutėlę. Šio mėnesio 5 dieną. Šio mėnesio 5 dieną? Taip, ir aš matau, kad jūs esate iš Garliavos, taip? Na, aš pats esu iš Garliavos. Taip. Taip, šitą dalyką jūs atspėjot? Na, atspėjau, ne? Nu, taip. Na, žinot, čia pas mus nespėliojama, mes matom faktus. Taip. Minutėlę biškį dar. Taip, ir jūs turėtumėte susimokėti iki šio mėnesio 29 dienos. Taip. Ir aš... O čia Kauno policijos komisariatas? Taip, ir aš kaip matau, jūs esate labai jaunas vairuotojas. Jūs dar 12 klasėje mokotės, aš taip spėčiau. Aš, nu taip. Aha.
Ir minutėlę dar aš duomenų bazę apžiūrėsiu. Jurgio Dobkevičiaus vidurinė mokykla, ar tiesą sakau? Gerbiamas Tadai. Taip. Na matot, tai iš tikrųjų jūs esate mums skolingi. Aš nežinau, ar dabar jūs paduoti į tą antstolį, ar jūs tiesiog geranoriškai susimokėsite mums. Tai žiūrėkit, tai tada aš gausiu tą laišką, kaip jūs sakote jo, ir aš tada galiu susimokėti ir rasi man. Gerbiamas Tadai, mes jums laišką siuntėme prieš 2 savaitės su pusę. Jūs turėjote gauti jį prieš 2 savaitės. Ir jūs dabar man sakote, kad jūs jo negavote. Aš, žinokit, čia tiesiog yra eilinis įvykis, kurį mes fiksuojame tiesiog kiekvieną kartą. Ir žinokit, mes nekreipiam jau dėmesio į tai. O žiūrėkit, o tai dabar jūs įsivaizduokit, koks man pointas dabar yra. Jums ta prasme meluot, kad aš negavau baudos kvito. Aš jį būčiau gavęs, aš būčiau dėjęs ir susimokėjęs, nes aš esu doras Lietuvos pilietis, kaip ir visi. Moku mokesčius už viską. Ir ta prasme, teises įsilaikiau iš... Žinokit, iš tikrųjų man nelabai įdomu, kada jūs įsilaikėt teises, ar ką jūs ten įsilaikėt, bet man įdomu, kad jūs sumokėtumėte tuos pinigėlius. Mašina. Kaip sakot? Policijos komisariatas skambina per 9 valandą. Mes dirbam šiaip visą parą, jeigu jūs nežinojote. Bet skambina, tai man rodos iki 5. Mes skambinam visą parą. Jeigu yra vėluojama sumokėti ir mes grasiname jums antstoliais. Tai, nu tai gerai, tada supratau jūs. Tai vien žodžiu, gal jūs galėtumėt man atsiųsti per naują laišką ir aš tada nueisiu ir susimokėsiu. Ar jūs suprantate, kad mes tik tais 2 savaitės laukiam, o po 2 savaičių mes net neatsižvelgdami į jūsų pasiteisinimus duodame antstoliams. Ir tiesiog mums antstoliai grąžina visą sumą ir jie tiesiog dar patys susidirba. Bet suprantat, yra toks variantas, kad jūs sakėt, galima baudą susimokėti iki 29 dienos. Taip, kad, suprantat, iš mano pašto dėžutės aš turiu labai blogų kaimynų ir jie man galėjo ištraukti tą dalyką, nes man nekartą buvo dingę laikraščiai iš mano pašto dėžutės. Taip, kad norėčiau, ta prasme, jeigu jums tai nesukeltų didelių rūpesčių ir problemų, atsiųsti laišką man antrą kartą ir aš nueičiau kaip doras Lietuvos pilietis ir susimokėčiau tą baudą 90 kažkėlis 28 centus. Ne, šiaip parūkyt noriu. Tadai. Palauk, dabar aš galvoju. Tu turbūt turi tokį vieną pažįstamą, kuris labai gerai varo su kompais ir ten varo programavimą. Nu, o ką reikia? Ir ką veikia, jis davė tavo numerį ir mes dabar tau skambinam iš Lady FM. Lady FM? Taip. Išdūrėm, patikėjai. O šiaip iš tikrųjų tiesą sakant nepatikėjau, čia per radijo stotį galima jūs pasigauti kažkaip. Na, šiaip per tikrą radiją nelabai, bet per internetą tikrai galima. O tai čia bišas. Ką? Alio. Alio, koks ta bišo vardas, kuris mane taip norėjo išduoti? Aš. O šiaip tai išdur tave norėjo Shadows. A, vėl nežinau, jis ten rusiškai užsirašęs, tai aš neperskaitau jo niko. Nu, nežinau, žodžiu, užeik į lady.lt ir viską sužinosi. O gal bus mano pokalbis įrašytas, iš tikrųjų, čia labai malonu. Aš girdėjau, kad Shadows įrašinėja, tai galbūt išgirsi savo pokalbį per radio eterį bet kuriuo metu. Prikolas, gal čia. Galim dar pašnekėti, iš tikrųjų, mes neturim ką veikti. Šiaip nebent duotų man kokios mergos telefonų numerį. Mergos telefono numerį. Jo. Jos reikia jaunos ar vyresnės? Kekši. Kekšė? Aha. Lemba, kekšė, žinok, nelabai turiu, bet... Nu tai tada, žinok, reiškia, tau reikia įsijungti www.lady.lt ir įsijungti FM Lady tinklapį, nes ten yra 3 jų. Ir tada tiesiog mėgautis radiją. Kągi, iš tikrųjų buvo malonu pašnekėti su tavim ir dėkui, kad tu užėmėjai eterio laiką ir aš neturėjau nieko ką veikti ir neieškoti naujų dainų ir taip toliau, bet tai tiesiog galėjai užimti eterį su manim. Na jo, man tai nebuvo problema ir vien žodžiu, jūs biškį susimaišėt, aš vairuoju net ant žario tarp į mėlyną.
Nesupratau. Lagūną, jūs sakėt, vairuoju lagūną, tamsiai žalę, o aš vairuoju tamsiai mėlyną. Taksi?